Vieversie, ne? Dirvinis. Pieno buvo šią vasarą. Jau nutaro viskas. Reikia gal tavo maistą atvežę nevelnio. Žiūrovai gali pažiūrėti. Man pievas. Va, radasis kalėjimas ant pievas, pažiūrėlis matom. Va, didelis, va. Kurioj vietoj? Nu. Nu tai kai su žiūronais, tai didelis. Bet ir su žiūronais. Va, šmukšt ir... O pelėnas, tai žinot, pelėnas tai yra žirkienas. Lietuvoje mes turim žirkieną, nes trumpo žirkytė priklauso žirkienų genčiai. Ir va, erelis rėksnys, va šito pelėno ir ieško, atskrenda erelis rėksnys. Jisai skrenda, va taip nuleidęs galą, jeigu čia yra kūnas, tai žiūri jisai žemyn, o snapas žemyn. Ir jisai, jeigu erelis skrenda tiesiai, reiškia jisai skrenda. Jeigu jisai matom šitaip skrendant, tai reiškia jis jau to pelėno ieško. Jis yra labai gera paukščių rega, plus jie mato tą visų, tai jau pribėgiota, reiškia, tai tas erelis tas vietas stebi. Ir jeigu pamato judesį, tada leidžiasi, išskečia kojas, leidžiasi stačiai žemyn, griebia drodą ir... Jeigu mes jį nusekam žiūronais, kuris nuskrido, galime eiti į mišką ir... Kiauliukė gali čia būti? Kiauliukė matom dešinė. Va, čia tupi ant... O dabar čia irgi nusileido kiauliukė, va. Tai kiauliukės, tai jau parodykit. Dabar arba pačią. Arba kiauliukė. Tokius labai spalvotas. Tai yra, sakos, kitus, kuris ir Afrika prisitaikė gyventi jau, sakysime, javų laukuose. Reiškia, visi kiti paukščiai ten labiau kenčia, vieversys dar jisai toks skirtingas ir čia palaukė nerelių. Ai, čia ta prasme apie... Ant kiek maskuoja, sakom, kaip vieversys atrodo, sakau, iš šiandien pažiūrėjus, dadėt snapą kojas ir vieversys. Tikrai toks įskirtėjus kaip rankas. Ne, tai tas koduotas, ypatingai koduką turi, o tas yra stobrys beržas aukštas, ties pirmų debesėlių. Ir dabar, kai jisai suskinėjasi, va šią termiką gaudo. Matom, tokius ratus formuoja ratu. Tai žiūrėkit, dabar jis kaip pasisuks, pasisuko vienu kampu, dabar reikia pasisuks kitu kampu. Ir mes nematom jokios baltos spalvos. Juodasis gandras kyla. Va, o juodas jisai toks blizgantis ir baltas spalvos. Ir čia juodasis gandras, baltasis gandras, o dar sotus. Nu, dabar būdinkit, iš sotus. Platoko vadinasi, ir varinis atspalvis, o dabar tai čia nelenta, ne? Nelenta. Nu, pabandykit monokliais, gal galim pasigauti kartu. Jo, tas kuris monokliai paranka. Jo. Va, iki laidų. yra tokie, Matot, jo visi tas sotus, jo? Taip. Tai ne šuo, tai... Ne, ten juodkrantė, ne? Jo, juodkrantė, taip. Juodkrantė, birštonė. Juodkrantė, tai yra vienas iš miestas, tas žinodino profą, kairiau, kitas dar kairiau, tokia balta žmonė, tokia vieta. Dairai visą. Dabar yra vertina ir čia va tiesiai žiūrėtų tokia medžiai iškilė ir iš jų... Va, dabar suotas. Va ten. Va, matai, tas suotas, tai už jo žiūrėt dar... Galiu truputį aš pažiūrėti. Dar mažesnis? Dar toliau tas? Jo, dar toliau, va, kaip suotas šitas, va, kur matosi. Tai dabar, žinokite, erelis sukiojasi, va, nuo Merso. Jo, dabar nuo erelis toli, nuo Merso. Ai, tai tas toli už suopio erelis tenai? Erelis rėksnys, jo. Jo, dabar jis labai, va čia monoklė šiek tiek matosi, bet sparnai ten tokie va išlinkti. Nuo bagažinės žiūrint, prasidės va spintolį. Sklando erelis.
Va, dabar jisai... O kairiau irgi? Va, o kairiau, tai ten nusido tas solis. Jo. Materialis gražiai toje erdvėje sklando tarp automobilio ir medžių šito guoto. Matau. Nukarė. Tokia struktūra tam tikra visai kitokia jo sparnų. Sunku pasakyti. Panašu į pilką labiau, nes balta spalva vis tiek labiau šviestų. Jeigu paukštis skrenda užpakaliu į priekį, turėtų garniai. Nu gerų šeiminčių, aišku. Nebesimato. Nu kur tas erelis ir galvos? O ten, pavyzdžiui, stovi jauni paukščiai, kurie dar šiek tiek. Jie laikosi toj kompanijai. Kai uždeda šviestuvus, jie pasirodo nuskrenda į vidus, jie sekundai. Pučiapendų būrys pakilęs. Pučiapendų pavadinti. Pučiapendų būrys vadėm virš krūpą. Jo, tai pempės irgi jau vaikus išvedė porciją. Tokie snapais paukščių. Man tai tas paukščius dėmesio turime realiai tūpinti rėksnį greitai, čia būdėm. Kaip ta meleta, kai skrido, jeigu spėjai. Kartais tūpė ant laidų būna. Kur čia mes pavasarį tūpėjom ant laidų gražiai. O, to partikau, va, dabar pašiausia, gal kažkas. Tai va čia medžioklės būdas. Dabar pasakykime nuo pakilos. Tai stebi, sakote, ne? Jo, esnai ir būtų kažkiek jau atėdės. Nu, pirmiausia, kad tikresnis. Snapas jau toks ryškesnis labai. Ir prieš to iki vat ilgio, aišku. Ne, čia jūrinė. Jūrinė jaunas. Jau dažniausiai ir maišo jauną jūrinį. Aišku, lengviausias, kad Lietuvoje nepari, tai negali būti. Bet reiškia snapas stambesnis. Reiškia, mažasis tai turi tokia šiek tiek dėmelė, aišku, tai yra ir paukščių mažas. Ir toks raibatumas jau truputėlį skiriasi. Nu šiaip va, mažas upis, nu tai jau skrenda, tai reikia pasakyti, bet pirštas skaityti, tai skrenda. O, didžiai taip skrenda. Oi, gal ne, jo, ten. Ir mutus? Mutukas parašė neturiu, bet aš neturiu.